Pokemono, tetrahidrokanabinolis. Pikachu. Gal ląstelė. Paletė. Radiatorių. Gal Mikutų. Auginčiau asmeninį Super Saiyan. Digimoną. Čiuku renkuosiu tave. Teletabį. Stepas. Gliukozė. Digimoną. Blue. Su kremu pasitėti. Gal kokių šarminių tirpalų pateptą vietą. Susideginti. Per filmą rodė kažkada, kad užlapyti reikia. Medūza nudeginta, jei neklysti, reikia tepti aliejų. Užsigesinti. O kuo? Vandenį. Suvalgyti medūzą? Nu, urinuoti ant tos skaudančios vietos turbūt. Kapitono ekologinė niša. Nu tai savai mes suprantame, jeigu kapitonas jis valgo visus. Niekas jo nevalgo. Jisai tik tai sėdi, vairuoja laivą ir nieko daugiau nedaro. Plėšrūnas. Aš kadangi ekologijos nelabai mėgstu ir šiaip jinai niftėmų, tai nėra nišos. Kapitonais parazitas. Tiksliai parazitas. O kodėl taip sakai? Nu taigi senais laks ir visiems nervus gadina. Siunčia ten valydėn ir panašiai. Tiksliai parazitas. Laivas? Tretinis gamintojas. Valgykla. Vartotojas. Jūros paviršius. Na, aukščiausiai, kur kalimuoja. Laivo vairuotojas. Gal miesto, laivo. Tipo žanos. Jos ekologinė niša yra laikraštuko skiltis ir tenai labai drastiškai visų. Plėšrūnas. Apiplaukti aplink visą pasaulį. Denis. Tokia mažiau. Žinai, jis Denija, yra koks nors botsmanas dar. Tai žinai, botsmanas yra kaip pirminis vartotojas, o kapitonas yra antrinis vartotojas. Tai tokia mažiau. O ten jungos, tai ten yra jau gamintai kokie. Valo Denis, taip toliau. Iš pasakų. Iš fantazijų. Iš kriaukų turbūt. Kai žmonės susikryžmina su banginiais gal. Ne, kai susipyksta su vyras, tai čia yra kaip nors išplaukia į jūrą. Žmogus ir žuvis turės kažkaip poruotis, ką gautųsi undinį. Undinės atsiranda iš tokių žmonių fantazijų, kuriems trūksta paprastų žmonių ir jie nori susigalvoti kažką gražesnį. Iš kopulacijos tarp žuvies ir moters turbūt. Kitaip nesigalvočiau. Iš medūzų? Nu, realybėje tai atseit jūrininkai pasimdavo beždžionės, pasimdavo žuvį kokią nors ir susiūdavo daugiau mažiau. Nu, būna žmogus ir būna žuvis. Tada toks pamišęs profesorius juos sukryžmina ir gauna undinę. Iš pradžių būna gražios panikės, o tada būna negražios žuvis. Ir tada jos susijungia ir pokemonizuojas. Ir taip atsiranda gražios undinės ir negražios atvirkščios undinės. 9 valandas. Wow, kodėl taip ilgai? Nes biologai patingi. Belė kiek, biologas žiaunas turi. Na, priklausomai su magija ar ne, bet jeigu be, tai porą minučių. 3 minutės. Taip. Visą gyvenimą. Pusantros minutės. Nu, tikras biologas turėtų žiaunas turėti, tai ilgai. Tiek, kiek reikės, tiek ir išbus. O kodėl jis taip gali? Nes jisai dėl mokslo gali padaryti viską. Kadangi jis labai puikiai išmano kraujotaką ir kvėpavimo takus, dėl to jis puikiai moka jais pasinaudoti. Tačiau viena problema yra, kadangi, matot, pas juos raumenų masės, ir dėl to jie plaukikai prastai būna. Žudo Marijų. Aš neturėjau vaikystės ir nežaidžiau kompiuterinių žaidimų. Jis suvalgo tokių stebuklingų grybukų. Staiga pasikeičia pasaulis nuo tų grybukų. Jis didelis pasidaro, pradeda tenais lakstyti ir šaudyti. Grybukai, patys žinai. Priklausomai, kuris mėlyns mažina, kiti padidina. Kažkaip jis evoliucionuoja su tais grybukais auga. Grybukai tai jie arba trukdo, arba kaip nors prisideda prie viso to jo kelio radimo. Šokinėjant tų grybukų, ką žinau.
Nu, jie yra psichotropiniai akivaizdžiai. Nu tai pralinksmina Marijų. Kaip čia? Naikina nervų sistemą. Nu tai vienas sako get a life, kitas sako grow up. Gazdina tuos, kurie nežino, kas yra grybai. Nežinau, fitoplanktonas. Kodėl? Nes jie fainai fotosintetina. Ruoniais. Ruoniai labai gražus. Delfinai. O kodėl delfinai? Nes delfinai yra draugiški. Ir greiti, ir kieti. Jūrų žvaigždė. Kodėl? Nes jos, kai jas supjaus, jos dauginas ir daug jų atsiranda. Tai kaip vienas išeina, oranžinis, tai atsiranda dar daug naujų. Jūros arkliukai. Kodėl? Nes jie gali būti oranžiniai, jie ryškias spalviai ir jeigu nori, tai gali būti ir žuvis klauna, jeigu jums patogiau. Nemokaus. Žuvis klaunas. Kažkas tokio. Nežinau, galbūt banginis.